Ok. Dabar yra, man atrodo, 2 nakties, pala. Ja, dabar yra 2 nakties. Trečiadienis. Ir aš sugalvojau, kad aš pajapinsiu. Ta patalinė biški tokia moteriška atrodo. Nesvarbu. Gerai. Beje, prieš pradedant šitą japą, aš noriu pasakyti, kad aš suprantu, kad mokykloje, kai kalba mokiniai, tarkim, kalba kažkoks vaikas, jis ten gali trukdyti kitiem kažką suprasti, jis ten gali pats blogiau suprasti, nutrukdyti klasiai. Bet aš ignoruosiu šitą dalyką, nes kitaip neveikia mano visas šitas japas, visas mano šitas dalykas, apie ką aš čia noriu kalbėti. Bet aš suprantu. Ir dar kitas dalykas, nereiškia man, kad aš japinu, nes šitas video vadinasi ten aš japinu apie kažką greičiausiai 12 minučių. Nesivadina aš sėdžiu tyloj 13 minučių. Tai aš japinu. Aš įspėjimas, čia japinsiu. Ok. Tai aš 8 metus, čia yra daug, čia pusė gyvenimo. Ėjau į progimnaziją. Visi ėjau į progimnazijas, žinau, ką čia dabar pasakysi tokio įdomaus. Visi ėjome tas progimnazijas. Bliama, kėdė girgžda, biški nejauko. Ok, ėjau į progimnaziją ir aš ėjau į progimnaziją. Reikia čia iškirpti. Jaučiu, ką aš noriu pasakyti. Ką tik buvau sugalvojęs, ką noriu pasakyti. Jo, aš jau progimnaziją, ok? Ir aš buvau toksai silly vaikas, goofy aš. Aš kalbėdavau, aš daug kalbėdavau, aš, kaip sako, japinau. Aš Bliama. Sorry, pradeda kartais užti kompas, reikia trenkti, kad baigtų užti. Ok, tai aš jau mokyklą ir aš japinau. Ne? Pirmoji klasėje, antroji klasėje, trečioji, kiek atsimenu, aš visą laiką kalbėdavau, aš visą laiką japindavau. Ok, ir jūs galite klausti, ok, kas nejapino? Koks čia viso šito dalyko idėja? Gerai, kas su tom, tu japinai, wow. Ir aš gaudavau pastabas, tai, tu kalbi per pamoką, tu gauni pastabą, kaip ir viskas atrodo normalu. Ir aš grįždavau namo, 5 klasėje kokioj, bet kokioj, 6 irgi tas pats. Ir man sakydavo, oi, pastaba, tu kalbėjai per pamoką, mažiau kalbėk, parašė tau pastabą, pasisteng taip mažiau japinti tu tenai. Ir aš toks buvau, jo, gerai, pasistengsiu mažiau. Ir man nebuvo labai svarbu, aš buvau toks, ateikit, sustabdykit mane, užkliuokit tą burną kažkas, aš toliau japinsiu. Tipo, kartais pamanydavau biškai mažiau kalbėti. Beje, aš su kepurė dėl to, nes dabar 2 nakties ir neįsiu aš dabar į dušą. Dar tiek nesveikas. Tai dėl to, nes pasirodo biški man rūpi, gal kiek aš atrodau. Gal biški yra kažkoksai. Gal ir žemaitasai, nes neapsikirpęs ilgai jau, bet biški yra. Tai būsiu su kepurė. Jo. Ir man rašydavo pastabas, aš grįždavau namo, man sakydavo, tau rašė pastabą, tu kalbėjai pamokoj, pasisteng nekalbėti, žinai, baig ten japinti su tais klasiokais. Aš buvau toks, okei, eidavau toliau, dažniausiai neklausydavau, tiesiog toliau kalbėdavau, gal biški mažiau pasistengdavau kalbėti, bet iš esmės vis tiek kalbėdavau gan daug per tas pamokas. Ane? Ir aš toliau japinau, man buvo smagu, aš japinau. Tada 8 klasė, buvo ten karantinai, man atrodo, gal ir 7 buvo, dabar nebežinau. Ne, gal tik 8. Ir tada perėjau į gimnaziją ir 9 klasė, čia jau 1 klasė, tai jau nebe nuotoliu buvo, reikėjo eiti į mokyklą. Ok, aš jau tą mokyklą, kalbėdavau. Ir tada 10 klasėje man vėl pradėjo rašyti pastabas, kad aš daug kalbu. Gal ir 9 jau pradėjo rašyti biški, kad aš daug kalbu. Aš grįždavau ir man jau sakydavo, nekalbėk, tu kiek galima 8 metus tiek daug kalbėti, nustok kalbėti. Ir aš buvau toks, gal kažkaip, nežinau, gal kažkoks protingesnis tipo tapau, ar kas ten, ir tipo baigiau kažkaip kalbėti, mažiau kalbėjau. Ai ne, pala tai buvo. Ok, gal 10 klasėje, man atrodo, pasikvietė, buvo kažkoks tėvų susirinkimas ar kažkas. Ir man pasakė, kad aš rimtai jau per daug kalbu. Mane pradėjo persodinti, nes aš per daug kalbu. Ir aš manau, kad čia, kaip klaunas atrodo, nesveikas, tiesiog trukdai pamoką ar kažkas tokio, ar ten pats neįsimenė informacijos, bet
Duokit tam vaikui kalbėti, duokit tam žmogui kalbėti, neduokit jau, čia nereikia. Nereikia, bet plaukit, aš datėmsiu iki kur, tipo, kur atrodys, kad biški, aš kažką čia irgi turiu, biški kažką turiu įrodyti. Ok, tai aš japinau, aš kalbėjau, buvo kažkoks tėvų susirinkimas, man sakė jau rimtai, tipo, davai baig kalbėti, per daug kalbė per pamokas, pažymiai, krenta žemyn. Aš buvau, jo, baigsiu kalbėti. Aš baigiu kalbėti. Ateina 11 klasė, aš baigiu kalbėti. Ok, dabar klausykit. Okay. Aš baigiu kalbėti, ne? Baigiu kalbėti. Aš tiesiog einu į pamokas ir aš tyliu. Pamokoje aš tyliu. Aš nekalbu. Aš nekalbu. Aš tyliu pamokoje, sėdžiu ramiai, rašausi. Nėra, kad aš ten telefone būnu ar specialiai bandau neklausyti. Aš normaliai einu į pamokas, klausau, tyliai sėdžiu. Ir praeina kažkiek laiko ir kažkaip ten dėl pažymių gal blogai buvo, kažkaip kalbėjo tėvai su auklėtoja ir man sako, kad jūsų sūnus, ne man, tu pasakė, jūsų sūnus, aš paimsiu vardą, mano vardas nėra Artūras, bet aš paimsiu kaip default vardą. Artūras, jūsų sūnus, jis nekalba, jisai per pamokas nekalba. Jisai per pamokas nekalba. Jisai sako, kad jisai sėdi tyliai, introvertas, kad jisai sėdi tyliai per pamokas ir tiesiog nekalba. Jis tiesiog sėdi ir visiškai nereaguoja. Tiesiog žiūri tokio veido ramiai, visiškai sėdė vienas, atsisėda vienas ir tiesiog nekalba su niekom, tiesiog užsirašinėja kažką į sąsiuvinį. Ir man šitą pasakė, kaip jūs galvojat, ir man šitą pasakė ir aš toks buvau, blemba, jo, gal biškai mažai aš ten kalbėjau, kažkaip, toks buvau rimtai gal, kažkaip, bet po to aš prisiminiau, kad man daugiau negu 8, 9, 10 metų sakė nekalbėti mokslo metų. Man sakė nekalbėti, man sakė nustok japinti, man sakė nustok, tu nustok japinti. Ir aš tada nustojau ir jie pradėjo pykti, kad aš nebekalbu, kad introvertas. Rimtai, aš jums nejuokauju, čia rimtai. Gali skambėti, nemanau, kad čia sunku patikėti šituo, bet aš dabar šitą supratau antrą nakties ir mane hitino, žinokit. Mane, visai crazy. Tai aš galvoju, kažkaip gal reikia nesakyti tiem vaikam. Žinokit, kai eini, aš suprantu, kad trukdo toj mokyklai, gal kai kalba, bet kažkaip gal ne taip tą vaiką, aš negalėjau čia taip daryti su ranka ir sakyti, ne tą vaiką, taip tą. Žodžiu, tą mokinį netaip gal kažkaip, netaip pastabos gal rašyti, kad jis kalba. Gal pasakyti kažkaip, susitarti. Ne, bet irgi tada nekalbės. Aš nežinau, bet man nepatinka. Aš dabar pradėjau kalbėti, man vėl patinka. Aš vėl jaučiuosi linksmas. Aš atsikeliu ir aš būnu, šiandien aš kalbėsiu. Nes aš jau baigiu išpratėti. Nebuvo šiaip sunku nekalbėti. Tiesiog nekalbė. Nežinau, kažką ten. Galvoju susikuri kažkokį vaizdą įdomų, ką ten, nežinau, kad kažką, žinai, ramiai sėdi toj pamokoje ir viskas. Bet, jo, žodžiu, tai jabas toks, buvau mažas, pyko, kad kalbėjau, nustojau kalbėti, pyko, kad nekalbėjau, kas čia per šūdas, aš piktas, nežinau, kažką reikia gal daryti, gal ne taip. Bet tada kalbėjęs, nieks nieko neišmoks. Nežinau, ką čia daryti, bet... Žodžiu, toks japas. Beje, aš norėjau daryti biškį skriptintai kažką, bet tada supratau, kad čia bus žiaurus Andrius Talžūnas, pildyk roko nuotykiai, palaižyk atsikask arba nieko iššūkis, tai neskriptinsiu. Žiauriai cringe gaunas. Man tiesiog labai nepatinka, man kažkaip ne taip. Ir dar plus reikia turėti rimtai įgūdį, man atrodo, kažkokį, kai rašai skriptą, žinai. Tai jo, kaip ir jo. Kas dar pala? Dar norėjau paduoti Nausėdą į ieškinį, bet ten kitą kartą pasakysiu. Bet ten rimtai turiu priežastį, tipo, be bairio. Ten jis mane užblokavo, kaip panašiai buvo Jungtinėse Amerikos valstijose, kur Trumpas užblokavo kažkokius žmonės ir pasirodo negali prezidentas užblokuoti, nes ten yra kažkokie įstatymai keisti, kad tenai valstybės paskyra. Tai Nausėda, jeigu žiūri, dar gali atblokuoti arba... Aš kad nežiūriu, ką aš kalbu. Arba, aš ateisiu tas.
Tai bet žiauriai daug idėjų norėjau kažką daryti, bet tada tiesiog negaliu daryti, nes ten kažkas būna. Nežinau, tas per sunkės aš susigalvoju dalykus, reikia kažką gal lengviau daryti. Nes aš susigalvoju kažką ir man ten būna per sunku tiesiog. Aš susigalvoju ir per sunku. Tai žodžiu. Skipidi.